Sveiki, mėlyjeji! Taigi šiandien susitinkame naujame video ir šiandien pas mus atvažiuoja montuoti virtuvę ir galvoju pasiimsiu jūs kartu į visą šitą procesą, kas vyksta namuose, kur visus baldus sudėjom, kur visas dėžės iš IKEA stovi ir panašiai parodysiu. Tai būtinai paspauskite like ir subscribe mygtuką apačioje ir taip pat parašykit komentarą. Tai šiuo metu pas mus atvyks šiandieną, tai yra montuoti virtuvę. Kaip matote, dabar stovi virtuvė ir ji yra tuščia. Tik tai va šaldytuvas įmontuojamas stovi. Tai šiandien 11 val. Gal biški vėliau atvyks montuoti mums virtuvę. Virtuvę užsakinėjame iš IKEA. Šiek tiek dalinau savo Instagramo stories, kad pradėjome šitą procesą, užsakinėjame virtuvę iš IKEA. Va, tai kaip matote, dabar nieko nėra, daug rozečių padaryta, čia gartraukiui, čia bus appliance'ams, čia orkaitei bus. Žodžiu, čia stovės šaldytuvas, čia yra, man atrodo, ne, čia šaldytuvas stovės, čia bus mikrobangės spinta ir čia kabinsim televizorių ir čia bus stalas. Kas vyksta namuose, nes vakar vakare, mes vakar tiksliau per pietus, gal kažkur po pietų, net vėliau gal, sužinojau, gal 4 vakaro sužinojau, kad rytoj atvyksta darbuotis žmonės. Tai vakar naktį, iki nakties, iki 12 kažkur turėjom viską išnešti iš virtuvės. Nes kaip mes ir prieš tai galbūt matėte vlogose, viskas buvo, seni baldai visi buvo virtuviai. Ir mes juos turim kažkur pasidėti namuose. Parodysiu. Čia yra visi mūsų busimi baldai nauji, kaip matote. Štai appliance'ai, mikrobangė, dujinė. Dar vyras turi parvežti iš IKEA'os dar kelias spintas, nes laukiam ilgai, kol atveš kitas spintas, kurias užsakėme, bet jų neturėjo. Tai užsitęsė tas visas procesas, kad mums sumontuotų. Su dėžėm reikėjo gyventi kurį laiką. Aš žinau, kad tai yra gal ir normali praktika, bet su mažu vaiku, tai tos dėžės, čia laipo ant visų tų dėžių, tai biški pavojinga buvo. Bet nieko, viskas gerai, jau šiandien atvažiuos sumontuoti. Ir vakar turėjome viską išsinešti iš virtuvės. Tai šaldytuvas senas, vežimas, dabar toks bardakas, šiukšlinės visos 4. Čia jau nauji appliance'ai bus. Va, matote, kas darosi. Stalą ant stalo sugalvojom uždėti, nes čia virtuviai buvo. Visi šakutės, peiliai, visokie appliance'ai, žodžiu, makaronai visokie. Ir dar netgi čia balkone, spinteliai. Kiek dabar žinau, patys montuotojai sakė, kad padarys per 3 dienas. Bet neįsivaizduoju, ar tiek užtruks, ar greičiau padarys. Gal čia jau užsideda tokį, kad tikrai padarys per tiek laiko. Tai labai ilgas laikas iš tikrųjų, gyventi va štai taip. Tai nežinau, kaip mes čia su Austėja menedžinsim pragyventi, nes Arūnas turi tik vieną išeiginę, rytoj vėl eis į darbą ir poryt, man atrodo, irgi dirbs. Nu, žodžiu. Laukelį buvom, tai į mašiną įsodinau, kol tėtis daiktus visas nuneš į vidų. Ir mes su Austėja žaidžiam. Taip, su vairu. Pyp, pyp, pyp. Pyp, pyp, pyp. Sakė, vos įtilpo šitie, nes čia yra 2 ant 20, man atrodo, tos spintelės aukštis. Tai per visą mašiną vos įtilpo. 3 ar kiek čia dalis tos spintelių buvo. Ką tik atsikėlėm po pokyčių, čia dar sausinukė. Atsikėlėm ir Arūnas sako, jau pažiūrėk, nueik, pasižiūrėk, kaip jau padarė. Parodyti, va, jau kiek padaryta yra. Eina savo, kaip fainiai. Wow. Tai va, kol kas tik tiek padaryta, viršui dar neuždėta ir apačiojų padaryta, ko aš net nesitikėjau, kad jau bus padaryta šiek tiek.
Ir dar sakė vieną spintelę kažkokią nuvažiuoti nusipirkti šakijos, nes pasirodo telpa dar. Atvažiavome dar prie ežero šį vakarą, Austėja maudasi su tėčiu, aš po to naisiu išsimaudyti. Tai va, geras vakaras, iš tikrųjų labai šilta. Tai labas rytas visiems, šiandien yra antra diena, kai daro mums virtuvės baldus montuoja, tai išėjom truputį į lauką, nes nuo pat ryto šiandien pradėjo, vakar iki kokių 6 dirbo, o šiandien jau nuo 7 ryto pradėjo beveik. Tai daug padarys tikriausiai per šiandieną, gal dar likutis liks rytojui. Tai va, tai jau vakar iš tikrųjų šiek tiek vaizdų įdėjau, ką padarė. Tai jau širdis džiaugiasi, jau kažko matyti, o dėl spintelės, tai kurios sakė dar reikia nusipirkti, nes telpa, tai tokia mažytė spintelė, kur galima prieskonių susidėti, tai aš nusprendžiau, kad man reikėtų kažkur sudėti rankšluosčius, žinot, kai rankšluostuką pasikabinti, tai vat tokios būna išsitraukia rankšluosčiams kabinti. Tai Arūnas dar nuvažiavo vakar iki Ikėjos nupirkti tos visos, kaip sakant, spintelės ir to priekio, kaip sakant, durelių ir va to ištraukimo mechanizmo rankšluosčiam. Tai va, tai dabar laukelį biškį pabūsim, po to eisim pietų miegelio ir jo, po to gal važiuosim iki kokios parduotuvės, nes reikia biškį pieno nupirkti, reikia pamperių nupirkti, gal kažką dar pavalgyti, rytoj pusryčiam reikia nupirkti labai gerai košės, va tos tokios užpilamos išgelbėjo kol kas, nes nelabai yra sąlygų gaminti, kažkur pasidėti. Aš turiu tą dujinę tokią mažytę, bet nėra kaip pagaminti. Austėja jau batukus nusiėmė, taip. Žaidžia va, su smėliuku, patinka labai kojytės, kad būtų neuždarytos, jai smagu visą laiką. Va, kaip jau juda viskas. Prieki. Atėjom su Austėja pavalgyti į kavinę. Taip, užsisakėm jau kažkaip prastai rodo man kamerą. Užsisakėm pizzą ir bulvyčių ir sulčių. Dabar laukiam, kol atneš. Taip. Pavalgysim ir važiuosim namo. Ką, dabar su Austėja čilinam. Papietavusios esam. Ir dabar čilinam šiek tiek jungiu muzikėlių. Jau išėjo darbuotojas, kuris čia mums virtuvę stato. Tai va, tai žodžiu, sėdim savo tarp tų visų baldų. Va, tarp visų virtuvės dalykų. Ir taip gyvenam šiuo metu. Na va, jau šiandien toks progresas yra, tai norėjau parodyti iš karto step by step viskas, kas vyksta po truputį, nes jau viskas įgauna vaizdą. Čia yra apsaugančios plėvelės nuo nubraižymų, kol remontuoja dar daro. Tai va, viršus jau visas padarytas ir apačia. Labas rytas, Austėjai košytės padariau indelyje, aktyvus, su avietėm. Taip. Valgom arbūziuką. Būzas, taip. Skanus. Niam. Ką, šiandien yra jau 3 diena ir pagaliau pabaigta virtuvė. Tai parodysiu dabar, kaip atrodo su lipdukais, o po to jau, kai vyras grįš, nulipdysim ir jau bus kitas vaizdas. Kol kas apsauginiam plėvelėm yra, tai šiaip balta spalva bus. Bet štai jau viskas, jau visas virtuvinis padarytas. Kriauklė, orkaitė, vėliau pereisiu dar viską labiau through. Labas rytas, mėlėjai. Taigi jau šiandien yra kelias dienos po jau įrengimo, tiksliau gal 2 diena eina.
Tai va, tai dabar turiu indus išsiplauti ir parodysiu jums, kaip atrodo virtuvė. Pagrindinė, sakyčiau, kai išsisakinėjome IKEA, tiksliau, kai projektavimo IKEA'os programoje šitą visą virtuvę, tai turėjo šitos spintelės nebūti. Tai tipo būtų buvę kažkoks tiesiog perėjimas, nes galvoju, kad dėl vamzdžių, dujų vamzdžių nelabai tilps dar viena spintelė. Bet kai atėjo meistras, montuotojas, kuris darė virtuvę, sako, jums telpa dar viena spintelė ir laisvai telpa. Tai viskas labai skirtingai atrodo, kai darai programoje ir kai žmonės, projektuotojai nemato realios situacijos, o dažniausiai tie, kurie ateina montuoti, jie žino tokius niuansus, tai iškart sako, nuvažiuokit, nusipirkit dar vieną spintelę, nes jums telpa dar vieną spintelę. Tai šita spintelė turėjo nebūti, bet dabar yra. Toksai, sako, su stalčiukais pasidarykit, bet sakau, Rūnui, tai rankšluostį galim pasikabinti. Tai va, tokią sistemą nupirko rankšluostukam pasikabinti ir dar apačioje kažkas tilps. Dar kol kas nežinau, ką ten talpinti, bet... Tai va, norėjau irgi daug stalčių. Tai kaip matote, daug stalčių turim. Man atrodo, kad labai patogu su stalčiais. Kol kas dar neturim, kur įrankius įsidėti, nusipirksim. Dar va toks stalčiukas išsitraukė štai taip. Labai faina. Tai visus padėjau į šitą stalčiuką, kurie biški pavojingesni austėjai, kad nesusižeistų. Tai va, čia bus po to visokiem peiliam, šakutėm. Reikės nupirkti iš IKEA'os. Tada va, didesnį šaukštį telpa. Ir čia nežinau, čia galvoju kažkokius puodus talpinti, lenteles visokias. Tai va, kol kas taip va, viskas sudėta. Na, čia kol kas irgi apkrautas atrodo paviršius, nes neturim kur tų visų elektroninių daiktų susidėti. Bet tam ir yra iš tikrųjų tai tiek rozečių padaryta, tai viskas gerai. Tam ir yra stalviršis. Tai va, o kitoj pusėje, mato, dar kol kas neturim stalo naujo, tai važiuosim irgi iki IKEA'os, pasižiūrėsim, ten tokie yra prie sienos stalai, kurie prisideda ir gal tokius užsakysim, pasižiūrėsim dar. O čia viršui bus televizorius, labai norėjau televizoriaus virtuvėje, kai gaminu, štai kita pusė. Tai žodžiu, dabar viską parodau po truputį, kad matytumėt visą bendrą vaizdą, kas čia vyksta. Irgi orkaitę jau išbandžiau. Jau išbandžiau orkaitę. Tai labai daug funkcijų gerų turi. Čia Electroluxo mes užsisakėm, ne iš IKEA'os, bet iš kažkur mes pirkom, nebeatsimenu, iš senukų gal, ir iš kažkur. Beveik iš Electroluxo, man atrodo, užsisakėm. Tai va, ir šitą kaitlentę. Kaitlentę ėmėm su dujom elektrinę. Jinai su elektra užsidega, bet yra ant dujų pajungta. Po to galėsiu pasakyti, kiek kainos, maždaug kiek kainavo viskas. Taip, toliau viršui didelė spintelė ir čia pasislėpia dujos, kaip matot. Tai labai gražiai viskas susidarė. Dar po to draugas pakomentavo, sako, gali jums paslėpti vamzdį. Tai va dar paprašym, kad vamzdį paslėptų. Tai viskas gražiai pasislėpia. Kol kas va taip susidėjau viską, neturiu net užpildyti pilnai nieko, visų spintelių, nes tiek daiktų neturėjau prieš tai. Va, čia yra gartraukis. Gartraukį išsisakėm iš pačios IKEA'os. Norėjau, kad būtų gartraukis neištraukiamas, o kad tiesiog pasispaudžia ir viskas. Nenorėjau jokių išlindusių detalių. Norėjau, kad viskas būtų taip tvarkingai atrodytų. Ten irgi dar yra vietos šiek tiek kažką pasidėti, bet labai nedaug, kaip matot. Tada dar viena spintelė. Šita tokia gilesnė. Jinai eina beveik iki pat galo. Tai vat nemažai galima susidėti daiktų. Čia pasidėjau dabar, kadangi arbatinukas ir kavinukas, tai pasidėjau viskas, kas su arbata ir kava, kad būtų po ranka. Tada yra dar viena spintelė. Tai kol kas čia dedu tokius visokius dubenius ir termoso podelius, tokius visokius daikčiukus. Na, šitoj vietoje yra indų laikymo vieta. Tai kol kas tik tiek užpildyta, bet ir pakanka visko. Tai va, apačioje sudėjau podelius, kad išvarvėtų, lėkštutės,
viršui ten toks dubuo gražus. Tai va, plautuvė irgi iš Ikėjos. Tai labai norėjau, kad plautuvė būtų kuo platesnė, nes jie turėjo tokių per pusę, kad visi indai tilptų ir iš tikrųjų labai patogu plauti indus, daug telpa susidėti, komfortiškai labai. Kranas irgi iš Ikėjos, labai patinka iš tikrųjų, labai kokybiškas ir pasiėmiau, kad išsitrauktų lazdelę, kad galėčiau išplauti, kas būtų, kad patogiau išplauti. Atsidaro viršutinis, čia imitacija. Antrą turim stalčiuką va štai tokį, kur galima visokius maišelius susidėti, servetėlės. Ir šičia yra, čia taip nelabai gražiai, bet dar neturim šiukšlinių. Dviejų tokių mažų dar reikės nusipirkti iš Ikėjos, numato dar yra ko dasipirkti. Čia yra tokia didelė plateinai, o tokia didelė. Viena didelė, o dar reikės dviejų mažų, nes mes Vilniuje rūšiuojame tas maisto atliekas. Tai va, ir dar yra keptuvėm ir tokiam keramikiniam puodam vieta po orkaitę, labai faina. Ir dar ko labai džiaugiuosi, nes niekad nebūdavo kur prieskonių susidėti, tai net ir prieskoniams vieta yra. Tai va čia prieskoniai, aliejai telpa ten žemiau, nes aukštesnė vieta, tai labai patogu išsitraukti gaminant valgyti. Iš kitos pusės dabar kol kas vaizdas toks, iš senų baldų dar kol kas viskas. Ir kol kas šiukšlinė, kuri plastiką renka, kol nenupirkom naujų į tą šiukšlinę. Tai va, ir sugalvojame ir kitoje pusėje pasidaryti spintą. Irgi yra visai montuojama. Tai čia yra šaldytuvo spinta. Kol kas irgi nedaug čia daiktų dar, nespėjom prisipirkti maisto, bet va, dar yra ir viršui tokia lentynėlė. Irgi va, šaldiklis, 3. Tai va, dar vienas dalykas, ką mes sugalvojame, tai mikrobangė. Nesam dar turėję, nežinau, ar naudosime. Va. Bet jo, turim šitą galimybę dabar pasigaminti, pasišildyti, popkorną išsikepti. Tai visai smagu. Tai va, šita irgi spinta visai didelė. Dar pritrūko 2 lentynų, tai gal vieną įsidėsim, dar nežinau, pasižiūrėsim su Arūnu. Tai va, dar tokia spinta yra ir visai nemažai čia erdvės. Čia tokia skanėstų spinta padariau. Nedaug tų skanėstų, bet pradžiai yra. Va, ir vėl stalčiukai. Kaip ir sakiau, labai daug noriu stalčiukų, tai dar 3 stalčiai čia. Po mikrobangės spintą. Tai dabar kol kas sudėjau visokius tokius, ką aš čia turėjau. Visokios dėžutės, formelės, sviestinis popierius. Visokie, žinot, tokie dalykai. Čia irgi va dėžutės visokios sudėtos. Ir apačionė netgi tilpo man visas morkų, bulvių kibiras. Tarkavimo mašinai tilpo ir maišelius sudėjau minkštus tos storesnius. Ir kuo labai džiaugiuosi, tikrai galvojau, ar tikrai reikės šitos spintos. Tai yra šluotų spinta pačiam gale vaina. Tai viršui yra tiesiog susidėti vaistams, sudėjau vaistus tiksliau ir sudėjau šuns maistelį, ten baterijos gale visokios, kad nepasiektų austėja, ko nereikia, kad vaikas dasiektų. Ir va, štai matote, atsidaro 2 durelės taip atskirai. Ir štai yra šluotų spinta, ko įreikia namams. Labai svarbus dalykas pasirodo. Ir jinai, matot, išsitraukia šitas mechanizmas. Ir telpa siurblys. Aišku, čia jisai murzinas po visų statybų. Jį reiks išsiplauti, bet pažiūrėkit. Ir šluotelės, ir pakeitimai kitai šluotai. Ir kempinėlės ar ten dar kažkas, viskas, kas susijęs, žodžiu, šluota ten gale. Įtilpa jinai pavirtas yra, bet kai susiskleidžia, gražiai susiskleidžia. Visokios kempinėlės. Žodžiu.
net prieš tai net nepagalvojom, kiek bus reikalingas dalykas, kur sandėliuke užimdavo vietą mums siurblys, dabar jisai čia va savo. Gražiai įparkuotas. Štai taip dabar gyvenam. Labai esu iš tikrųjų patenkinta, labai džiaugiuosi. Išsipildė tokia maža svajonė ir, kaip sakant, baiginėjom po truputį ir viso buto remontą. Dar aišku liko vonia su tualetu, bet šitą jau atkelsim į kitus metus projektą, nes išsileidome tikrai nemažai pinigų. O visas virtuvinis mums tikriausiai su montavimu ir visa elektronika kainavo apie 6 000. Tai aš sakyčiau, gan nemaža kaina, kaip už tokią virtuvytę, bet ir tuo pačiu gal ir nėra jinai labai didelė ta kaina, palyginti kiek žmonės sumoka šiaip už virtuvinius. Kai turi didesnius namus, pavyzdžiui, reikia daugiau baldų dėti įmontuojimų, o įmontuojami baldai jie vis tiek turi savo kainą. Tai va, ir visa elektronika, visas surinkimas kainavo apie 700, man atrodo, eurų gavosi. Baldų visas surinkimas, tai va, tai pradžiai galvojom, gal patys susirinksim, bet Arūnas net tokios minties neturėjo, iškart sakė, kad užsisakom, kad sumontuotų, nes iš tikrųjų čia buvo reikalų viskas sulipdyti, kaip sakant, į vieną vientisą dalyką. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad taip greičiau viskas įvyko, per 3 dienas padarė mums. Susitiksime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.